Jo. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar čia su Andrium kalbu? Taip. Andriu, jums skambina Iveta iš Victoria Gym. Taip. Ką tik užfiksavome savo kompiuterinėje sistemoje, kad pas jūs iš tikrųjų yra šiokių tokių bėdelių. Tai būtų kaip ir šiandieną sportavote, ar ne? Ir kameros užfiksavo, kad iš mūsų būtent Victoria Gymo dingo keletas rankšluosčių ir keli gabalėliai muilo. Tai va, viskas yra užfiksuota mūsų videokamerose ir dabar, Andriu, aš jums skambinu todėl, kad iš tikrųjų reikėtų suderinti atsiskaitimą už tai. Kiek žinau, turite abonento kortelę, taip? Taip, turiu, bet kad gali būti, kad aš nieko šiandien net neėmiau. Bet kameros rodo visiškai ką kitą. Nu, nežinau. Leiskite man jūs sujungti su mūsų iš tikrųjų įmonės vadovu, kadangi viskas, kaip minėjau, užfiksuota, tai gal tiesiog jums bus paprasčiau išsiaiškinti ir detaliau pakalbėti apie tai. Sujungiu jūs. Kalbės Jonas. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kokios čia problemos, aš dabar nesuprantu net. Aš pats, mano administratorė ką tik paskambino, pasakė, ta prasme, mūsų politika dar nepasitaikė pas mus istorijoje, kad pavogtų rankšluosčius ir 2 muilo gabaliukus. Man iš viso yra keista. Aš ir nesuprantu, aš net neėmiau tų muilų jokių. Klausyk, yra įrašai, aš kaip tik dabar žiūriu, kaip tu atrodo ir panašiai. Pagal tavo kortelę, vardą ir visus duomenis mes viską turim. Tad, kad tu neėmei ar tu kažką darei, tu geriau nemeluok. Nes viską mes matom. Ir man pikčiausia, aš tikrai neskambinčiau tau ir čia, žinai, nekelčiau su vėjų. Aš buvau susitikime, mes turėjome klientus tiesiog savo svarbius. Ir per šį susitikimą mano administratorė šią istoriją papasakojo jiems girdint. Tai man iš tikrųjų yra labai labai gėda, kad pas mus ateina tokie klientai kaip tu. Tai aš nežinau, kaip mes spręsim šią bėdą, bet tai yra... Aš buvau palikęs trumpikės savo, tai gali būti čia dėl to, kad aš jas pasiėmiau ten. Klausyk, nuo kada trumpikės yra baltas rankšluostis? Bet aš tų rankšluosčių tikrai neėmiau. Aš galiu prisiekti. Gali prisiekti. Aš galiu atvažiuoti, nes galėsim pasiaiškinti, aš nežinau. Gal jūs supainėjot kargą? Tu klausyk, mane durnu laikai, ar kas yra? Nu, šakis. Nu, gerai, nesvarbu. Kas nesvarbu? Nesvarbu, aš atvažiuosiu rytoj, ar kada čia galim atvažiuoti. Tu dabar pats viską padarai. Nes toks žmogus, kad čia imčiau kažką ar dar kad, nu, nesvarbu. Klausyk, man susidaro įspūdis, gal ne tu čia vaikštai, ką? Kaip tai nes aš? Šiandien yra įregistruota, kad nuo 2:30 iki kada buvai? Laiką pasakyk man, aš pažiūrėsiu, ar tu tikrai buvai. Iki 5 gal, ar 4:30. Tai gal, ar iš tikrųjų? Iki 4:30. Klysti, tu 5 išėjai. Nu tai kažkas tokio, aš nežiūrėjau laikrodį, kada aš išėjau. Gerai, kaip tu atrodai, man papasakok. Tamsus. Tamsus, ar ne? Nu, tamsus. Aš nesuprantu, ar tu sveiko proto? Ta prasme, matau tave kamerose, tu viską tai darai ir dabar tu man neigi tokį dalyką. Tai ką aš su PowerPointu nupiešiau? Sakyk, kad atneštų rankšluosčius ir sumokėtų baudą ir viskas. O galima rytoj atvažiuoti pas jūs, galima? Galima atvažiuoti, bet supranti, man... Rytoj laiką susitarėm, aš atvažiuoju išsiaiškinti viską. Gerai? Rytoj 3. Gerai. Zip FM. Jau, sveikas Andriau. Labas Andriau, čia radistai per Zip FM. Taip. Jo, tu tiesioginiam radijo eterį, žinok, mes juokaujam. Viskas, aišku. Tu susinervinai, matai, mums tavo draugas Mantas atsiuntė tavo telefono numerį. Bet matai, tu neišduodi man, arba tu čia pats nenori įsiduoti. Kur čia išduodi? O tai tu nelankai, bet lanko jisai? Kaip? Tu nelankai, sakau, jisai vietoj tavęs vaikšto. Nu, čia mes kartu vaikštam, taip išeina. Ai, vokai. Nu, mums tikrai nesvarbu, žinok, mes čia juokaujam. Tai va. Išdūrėt, žodžiu. Tai nebuvai šiandien sportuoti, ne? Ne, nebuvai. Tai gaudas visai. Bet ką darys, negi draugą išduoti. Teisingai. Labai geras poelgis. Šaunuolis. Tai ačiū tau, iki ir tavęs klausosi tai, kas užregistravo ir juokėsi. Grįžtu namo, jis atsiims, man. Gerai. Davai, iki. Ačiū vis.
Va, smagus visai skambutis. Geras. Žinai, kai gaunasi, kai su administratorė dar tai čia. Jo, tai viskas susijungia jo, tipo, čia, žinai, oficiukas dirba. Labai oficialiai. Taip.